koks skirtumas tarp šeimų, su kuriomis auklės su dideliu malonumu važiuoja į užsienį ir tarp šeimų, su kuriomis net purtosi pagalvojus apie kelionę? Turbūt pagrindinis skirtumas tai yra tarp tvarkos ir chaoso. Tarp draugiškumo ir supratimo, kad auklė irgi yra žmogus, ir tarp to atsipalaidavimo, kuris nutinka kelionėse, ir pamiršimo, kad kitas žmogus gali būti pavargęs, kad jis gali turėti savo poreikių, kad jis gali būti pavargęs po skrydžio ir visų kitų dalykų. Tos šeimos, kurios vežasi auklės ir auklės džiaugiasi, tai dažniausiai jos sutarė darbo grafiką. Tos darbo valandos, aišku, per kelionę gali jos pasiskirstyti. Pavyzdžiui, dažniau reikia auklės vakare, kad tėvai galėtų ilgiau išeiti vieni ar panašiai. Bet tikrai netampa tai tokiu dideliu krūviu aukliai, kur tėvai iš viso atsipalaidavo ir nieko nebežino, bet tokiu draugišku to paties susitarimo, kuris galiojo Lietuvoje, perkelimu į užsienietiškas sąlygas. Ir aišku, tai, kad auklė nemoka už kelionę, tai, kad ji nemoka už bilietus ir maitinimą, tai yra natūralu, tai nėra jai toksai didelis pliusas, kaip galima įsivaizduoti, bet darbas jis turi būtinai būti apmokamas ir kokybiškai dirbant su aukle tikrai nesusigadinsite santykių.